Sveiki visi, kągi. Rulis valdo ir Rulis šiandien bandys žvejoti ešerius. Kaip seksis, nežinau, atvažiavau į vieną geriausių parduotuvių Lietuvoje. Ir čia man jau lauk draugs, su kuriuo žvejosim. Pardavėjas Kęstas. Ir bandysim važiuoti į Danę. Daniai praeitą kartą buvau, tai pagavom labai neblogai. Starkiukų, ešerių, visko tikėkimės, kad šį kartą... Kokie baigta geri. Šį kartą irgi pavyks kažką išrapštyti, kad jum parodyti savo vlogę prie Senvario TV, Rulis valdo. Žodžiu, susitiksim prie vandens. Iki malonaus. Va. Lampačiuks, kaip ten vadinas. Šerotis ant morkytės. Lai gyven. Va. Ir draugs. Ešeriuką. Ir šį kartą ant violetinės. Pabandysim. Kaip ir kiekvienoj žvejybai. Reikia spalvos paieškoti. Tai, ką mes čia turim. Ant morkos padavom, dedam rudą. Pas mus čia tokia Danijai sistema, nei dropšotas, nei kas. Jinai yra populiariausia. 2 trumpi kabliukai, pavadėliai tai yra. Ir pabandykim tantikį uždėti. Va, sistemėlį. Na, aišku, nuo kokio atstumo nuo dugno ešerys pakilęs ar nusileidęs. Dabar pagavom ant viršutinio kabliuko. O kolegas dar vieną. Ant apatinio. O, gražus koks. Šį kartą ant apatinio. O, ant viršutinės. Tam tos violetinės. Spalva tokia ešerių šviesi. Aha. Kaip sakoma, masalai atrasti. Belieka mėgautis žvejyba. Na kągi, bandom pakeisti dislokaciją. Eika, man draugas Kurčnebylis, tik tais aš šitą suprantu. Filmuoju, žinau.
Daniai šiaip labai išmokę žvejoti yra. Žino visus taškus, visas vietas, kaip namie. O, čia buvo, parodo, kur stoti. Niek nereik pačiam galvoti. Tur jaučiu. Jo, be smūgių. Be didelis. Tur. Ant viršutinio. Dar vienas šeršnagiukas. O, žiogas šiek tiek. Ne, ta patinė, atsiprašau. Pasupainėjau. Biškai gal farmakufelį knockdowną. Kažkaip noriu ten užmesti. Nebuvo net trikšt, pikšt, buvo tik užgulims. Na, šitas taškėlis, man atrodo, prastesnis negu ten, kur buvom. Niek? Nu, pabandyk gal. Pabandyk. Ranką? Ai, paduot ranką? Nereik ranką. Ne. Einam? Man, einam ar čia žvėjom? Širdies avižėlė. Irgi vienas iš būdų įdomių. Žemins avižėlės ir musės lervos. Ir žvejojas kaip su spiningu. Pažiūrėsim, ar pasteisins jam šį kartą tas dalykas, bet žinau, kad ir pagavęs labai neblogai taip. Labdien, ir žuvės? Nieko dabar nėra. Nieko. Tai dabar kažkiek įmaliavo. Taip. Žvejys praėjo. Optimistiškai nuteikė. Nervuojas mantas ryždams. Su dideliais delnais mažą avižėlę. Bet jei pasiteisins, reikės ir man. Man sakė, nekimba. Nekimba, sakė. Iš ryto kibo. Iš ryto kibo. O, tarkšteliai. Kriupis turbūt. Reikia pakeisti spalvelę. Kas prieš pusvalandį dirbo, gali dabar
Kas nežinot, kur randamės, va. Klaipėdos baldai. Čia gimsta jūsų virtuvės baldai ar kitokie. Mes čia gaudom kibant morkos. Dedam morką, dedam tokį kirminiuką. Manti, parodai. Na, ką iš čia sugubūrė. O, žėlė ir musės lerva. Ir dar vieną. Nu, pažiūrėsim, pačiam įdomu. Nenustepčiau, kad pasisektų. Mantas kaip tik nusipirko šiandien iš manęs spiningą. Tai jau apžuvin crazy fish'o. Einam toliau. Gerai, klausau. Būtų kaip sak, būtų paėmę. Čia jau aš klausau, ką seni vilkai sako. Ne mano stichija. Reikia klausyti. Ką protingi žmonės šneka. Tai va, toks baldinė. Ir einam toliau. Ten jau du kolegas žvejoja prie birželį. O, koks padarytas žvejų patogumai. Nu, aš jau čia girdėjęs apie šitą vietą. Labai slipti. O, kaip reikia žvejuoti. O ten toliau, o, kas deda žvejų. Jo. Audag nulės. Manti. Man, negirdas, žiūrėk. Du piti. Nu. Da turi papėti. Aku vieną prisimė. Neversi. Opa. Violetin. Gerai. Violetinė. Taks. Dėsim tą tant. Dedam biškį kitokią violetinę. Apačioj dedam tantikę. Jeigu nukirta, didelis misėt. Bet kibims. Bubum. Čia byl po kojom. Turiu. Tuch. Kaip daužo, gal negirsta ar kietas. Šeris. Nebuvo koks violetas. Švarus, gražus. Nu ką, prašė žmogus, tai į kamatiuką, į rūkyklėlę duosim. Daug neimsim. Bet nematau nieko blogo.
Paimti kelias žuves savo ir savo šeimynai skaniai pasigaminti ir gerai praleisti laiką. Va. Avižėlis. Atplaukė gal būris pas mus. Jo. Va, žiūrėk. Avižėlė ir musės lerva. Čia daug. Labą dieną. Sveikas. Po biškį. Vargstam. Vargstate, ne? No. Blemba, tamo pusė nieko. Vieną turėjau kibimą ir все, ir paskui gadams atsipti. Nu ką, darysi, bišgeriau. Vakar iš viso nieko. Nuo 8:30 prabuvau iki 8:30 vieną ešerį. Eik tu, načiau. Vienas tik tai įsidėjo tokių porą nežymių prisilietimukų. Viskas. Daugiau nieko. Gerai. Tuščia. Tu matai? Nėra vandens, reiks srovės. Vėl. Reik. Vanduo pakrita. Nu jo, ir srovės ne. Srovės nėra. Čia kai buvau srovėje, tai starkūzai, ešeriai gerai kibo. Sakau, aš kažkaip, žinot, steną jau supranti visada būdavo. Jau nuo to netilto parinį jau visada paimdavai. O dabar nieko visiškai. Būna. Būna, gerai nežinom. Na, tau irgi. Rytoj planuoju gal. Šiandien tos varžybos šlakistų yra, tai nelindau. Aleikiai. Tai o rytoj, jeigu geras oras, gal uždarysim sezoną. Bet jau viskas, nieko negaliu, tai vasarį pirmą. Jo, vasarį pirmą viskas. Niek nepagal. Mačiau, biški kitaip žvejoja negu mes. Masalai didesni, ryškės. Tai mes čia. Matei? О, ходи дома. Ant avižėlis. Nėra nei ten laimis. Nenori imti, sakau, šis. O biškis stoja ir nustoja. Nu ką. Avižėlių pradėjo darbuotis. Kaip ir sakiau. Baisiai nenustebau. Dar vienas. Šį kartą ant žalios. Jau nebe... žiūrėkit, pakeitė. Gudruolis. Guminuką uždėjai. Guminuką uždėjai, ne? Avižėlį ir guminus mažiuks. Kaip tik irgi šiandien tokį nusipirkat antikių. Mažų. Vietą musės lervų. Biu. Pabandom, kažkaip tai, didelis, bet gerai vieną tokią, kitą, kur man nusegė, nulėsi, dėsim tokį tantą, violetinį.
Nori? Nori? Tavo mažesnė. Nu, tavo mažesnė. Tavo. Aš va, čia irgi, pavyzdžiui, va, irgi tantai yra, bet jos va skirtingos spalvos yra. Dedam biškį violetinumo. Nu. Va dar vyžiuks atropoj. Tapalinis. Nu, dedam. Maunam mes va taip visą laiką. Kad kuo daugiau galėtų animuotis. Okay. Iš taško pakelia žuvis ir vėl žygiuojam. Vėl žygiuojam į kitą vietą. Paskui ešerį. Netoli. Atėjo kartį. Sveiks, Arūnė. Kaip einas? Nieka gera. Ko dabar? A nuo ryt žvejoji? Ką sakei? A, nuo 10. Turiu. Nu, ne, šito jau ne, jokia. Ne, paleist reikia tokį mažiukas. Užteks didesnių. Nu, bet kai pasiklausau aplinkui, kaip žmonėm sekas. O, ir dar vienas buvo, reiškia, bėms. Tuškablį. Pabandysim draugui paskambinti. Su valtim žvejoja. Ir pačioj upėj. Sveikas, Romukai. Romukai. Nu, kada aš tau Romuks? Oi, blemba, sorry, net taip perskaičiau. Vakar su Romu šnekėjau, Romas sakė paskambins, tai sakau, šiandien jau skambina klaus, kaip sekasi. Ne, čia ne Romuks, Rolanduks čia. Nu, kur Rolandas pasakys? Mes žvejojom su Mantu prie Baldinės. Tai sakė, kad tu su valtim, ne? Jo, aš su valtim čia praktiškai prie arklidžių jau. Nu, kaip seks? Tušči. O taip. Nu ir gerai. Tušči, žinoma. Tušči. Nu, mes išplakam. Renkam Mantui. Mes kažką išplakam, aplinkui irgi verkia. Mantas ant avižėlės ir guminuką užsidėjo. Na, aš su violetiniais. Aha. Pagavom, gal pririnksim jam takam. Nu, jau šiaip 5 kažkur turi, man atrodo. Į kamadžiuką jam parūkimui. Aha. Parinksim. Jasna, tai gal išvaltis, nu jeigu išvaltis jau nieko gero. Tai reiškia jau... Nu, matai, čia dabar praktiškai prie arklidžių nuvarėm, tai vat ir bandom žiūrėti, kas čia vyksta. O parodymai? Nieko gero nėra. Parodymai? Nu, vienoje kitoje vietoje biški yra parodymai. Nu, čia irgi visi vaikšto irgi skundžiasi. Nu, palei krantą sutikom keli žvejus, tai irgi nieko gero, žinau. Nu, aišku. Gerai, Valerijau, tada. Ne iš vyno, davai. Davai. Tai va. Nekimba, net išvaltis. Vėl kelyje, vėl į kitą vietą. Dar vienas ešerotis. Tas jau nedicks.
avižėlių. Numiai. Ne, nepabėgo. Kits, o čia kits užkirdo. Neblogs. Bum, bum. Bum, bum. Хорошо. Jau norėjau dėti slieką, atvirai pasakysiu. Nu tą draugui terbelį. Man grįžom tą pačią vietą. Kokia dabar jo sistemėlė sublūdė. O, šiaip šiandien tos džiaugs. Daug yra avižėlių. Oi, skaudžiai. Įkrit. Nuplaukė. Na jo, sunki žvejyba. Tai gal pabandyti ir man tą žiogą užsidėti. Šeršnagis. Jo. Bet prieš tai buvau kibims. Nusegė vieną gumą. O tas va kriupis. Pukšt. O, reiškia, oranžinį buvo, morka tai yra. Reikia dėti morką toliau. Morka ir raudona. Ai, nu ką aš čia šneku. Jam reikia lūpas matyti. Dedam. Jau kaip ir norėjau baigti žvejybą, lyt pradėjai. Bet vis tiek, kai gauni per tus nagus, užsimanai tar pažvejoti. Morka ir raudona. Tai va, tokia gavosi šiandien žvejyba. O, kaip, visai nebloga. Pradėjo lyti. Važiuojam namo. Pagavome šeriukų. Leidom gerai laiką su draugu. Sutikom žmonių žvejojančių. Žvejojam ir mėgaujamės. Ir tai darysim toliau. O jūs, jeigu jau pažiūrėt šitą video, paspauskit laiką, paspauskit subscribe. Galėsim toliau žvejoti kartu ir mėgautis. Tikrai bus dar laidelių ir ne vieną. Iki malonaus. Ačiū, kad žiūrėjot ir paspaudėt like ir subscribe. Be galo dėkingas už tai.